Sveiki, draugai. Atvažiavau šį kartą prie ežeriuko. Miško tokio, nedicko, gražaus. Bet esmė tokia, kad bliam net negalvojau, vanduo koks šaltas. Kad toks vėjas bus didelis šiandien čianais. Nes Kaune, kai išvažiavau, tai tikrai tokio vėjo nebuvo. Ir dabar, aišku, aš įsimetęs valtį, bet man norėtųsi nuo kranto pažvejoti. Tai nežinau, kažkaip reikėtų bandyti man čia prasivalyti va visą šitą reikalą. Kažkiek tai bent jau iki lelijų. Bet kaip tą čia reiks padaryti, aš nelabai įsivaizduoju, nelabai. Ten va toliau, aš matau tokių properšų, neblogų. Bet kaip ir minėjau, aišku, aš turiu valtį viską įsidėjęs, bet kažkaip su valtelė nelabai norėčiau plaukti. Man kažkaip labiau norėtųsi nuo kranto bandyt gaudyti žuvį, nes kitu atveju šuniukus teks palikt palapiniai. Vien žodžiu, nieko kito nebelieka, tik tai bandyt maudytis, bandyt čia žiūrėti. Faktas tas, kad, blem, pasakiau, akvalangą įsigysiu, taip ir iki šiol neįsigijau. Biški negerai. Kad pasižiūrėti, kas ten per dugnas. Aišku, galiu su kamera, bet su akvalangu būtų kur kas greičiau ir patogiau. Tai bandau aš čia kažką burti, daryti, ieškoti galimybių ir bandysim gaudyti. Tikiuosi, bandysim gaudyti. Nu, vienu ar kitu atveju gaudysim. Jeigu ne nuo kranto, tai iš valties. Pradžiai nuvarysiu ten toliau, pasižiūrėsiu, kas ten per situaciją. Vėsoka. Nu, žodžiu, šaika veiklos bus. Vo, kaip atrodo rankos, kai nepasiemi pirštinių ir eini ravėti žolių į vandenį, nendrių. Blemba. Kai jau susivariau rankas, tada koinę susimoviau ant rankų. Jo, nu pavaliau aš čia, biškį pavaliau. Nežinau, ar bus gerai, bet aš galiu pasakyti, kad vėsoka. Vasara baigėsi. Pavaliau, tai pavaliau, bet ant dugno tai ten belinkiek vis tiek žolių. Tai nežinau, ar bus gerai, bet bent jau va tokį taką tai pasidariau. Bet švaraus dugno ten nėra. Ant dugno vis tiek visokių žolyčių, tų lelijyčių, visokio pirkūno. Ir kas įdomiausia, kad šukas tai aš namie turiu, bet ir šukų nepaėmiau. Nors sako, kad jeigu su šukom, kai išvalai tą vietą, tai kokias 3-4 paras ten realiai žuvies nebūna. Tai nežinau, kaip čia bus, bet kažkaip tai bus. Bandysiu vis tiek. 2 plūdinės susimėsiu. Vieną ant kukurūziko, kitą bandysim, naktinis lieka, krevečių turiu. Žodžiu, vėl visko turiu, boiliukų turiu. Tik tai tiek, kad nežinau, ką čia reiks dieną veikti, blemba. Nes dieną tai čia tikrai kibimo nebus. Bet žiūrėsim, gal valgyti kažką pasigaminsim. Bandysim ieškoti kažkokios veiklos. Man atrodo, lyg tai mėlynių dar mačiau. Nu tai kaip vėsoka man. O, mėlynių dar yra.
O, šaika, pavyzdėkit. Na, visai nemažai dar. Na, bus galima vitaminčikų pavalgyti. O kas čia? Ai, tu savo, kaip kraujas bėga. Gerai, einu kažkaip stabdyti kraują. Nu vo, kaip įsikūrėm. Gražu viskas, tvarkingai, lovytė, staliukas, visi kiti pričindalai. Tik tai kas man žiauriai nepatinka, tai nepatinka, kad vėjas, blemba vėjas, tai žiauriai man nepatinka. Dabar dar jisai biškį pakeičia jau kryptį. Pirmai buvo į veidą, dabar jau į šoną kalą. Tai net nežinau, su ko čia gaudyti. Aišku, aš pasiėmiau ir pikeriukus. Ir plūdinės. Bet su plūdinėm prie tokio vėjo ne vien plūdės didesnės dėti 5 gramų, nes pas mane viena 2 gramų, kita 3 gramų. Tiesiog nežinau, kaip čia gudriau padaryti, bet ten toliau aš, jeigu mesiu, bus nelabai gerai. Nes ten žolių vapščiai iki kaklo. Dar šito vietoj, kur čia valiausi, tai dar. Ant dugno tik tai. O ten tai jau tos pakilusios tokios eglutės. Nu, nežinau, pabandysiu pradžiai su plūdinėm užmesti, pasižiūrėti, kaip jas ten labai nardins vėjas, nenardins. Kaip ten kas bus, nežinau. Ir vieta tai labai faina. Gražu šaika. Nu, mano 2 naparnikai žvejybos, škatnikai. Trečias škatnikas namuose. Reiktų kada paimti visus 3. Pasižiūrėti, kaip ten jie būtų man čia. Nu ir ką, dabar biškelį pašariuką užsimaišysiu. Manau, kad biškį reikia pabandyti jau šertis. Nežinau, nuo kokio pašaro pradėti. Ar saldaus, ar kokio ten. Neįsivaizduoju. Žodžiu, po truputuką maišysiu jos ir žiūrėsim, kad labai nesugadinti. Turiu dar ten prisivyręs žirnių, kukurūzų, tų dar įmesiu ir kažkaip bandysim gaudyti. Bet tai šaika, pavyzdžiai, kiek voveruškų geras. Čia. Paskui kažkur aš dar čia mačiau daug. Čia tokį vakare gaminsiu patiekaliuką, tai reikės pasiskinti. O, belenkė. Čia. O, visur. Vėl voveruškos. Eina savo. Geras. Tokios jau peraugusios. Tai dabar, sakiau, tegul būna. Aš jų nejudinsiu. Bet va, kai gaminsiuos valgyt, tai reikės pasiskinti, įmesti. O čia palei pat palapinė. Va, palapinė. Va, voveruškos. Šūkt. Jo, kai gaminsim valgyt, įmesim ir grybukų. Manau, kad nepamaišys mum ten. Tokį patiekaliuką užmačiau. Gan visai skaniai atrodantį. Pabandysim ir mes jį pagaminti vakare.
Nu, pradžiai, ką reikia padaryti, tai reikia man suvalgyti, kas čia toks Hesburgeris. Pasiėmiau, kad ant greičio, nes nugalvoju vis tiek atvažiavęs, kol ten kažką pasidarysi, kol ką, tai gali ir numirti iš bado. O čia va tik tai fukt ant greičio. Toks gal nelabai sveikas maistas. Kas čia, byra visi. Popuščiukai visi. Karoči. O tokį va. Bant. Sumušteka. Eina sau. Nežinau. Kaip taip sudėti, kad nieks nesilaiko, viskas griūna. Nežinau, man tai jau kažkaip tai vandenėlis toks, ne toks jau koks, kaip vasara. Taip, iki kur čia mes galim bristi? Kažkur iki čia, aš taip įsivaizduoju. Ir dus. Gabrikai. Kas čia du tokie? Taip, kur čia ta mano plūdytė, kuri man labai patinka. Galų gale radau pas Kitaičius dažų tokių ryškesnių. Lietuvoje be šansų, pas Kitaičius dar radau. Bet taip, blemba vis tiek jie netokie ryškus, kaip būna nudažytos plūdės visos gamykliškai. Nežinau. Nors tipo irgi tie fluorescenciniai kaip skaitosi, bet nežinau, nelabai man jie tokie. Gerai, bandom. Einam, bandom užmesti, pasižiūrim, kas čia gausis. Jo, taip ir buvo. Nupučia iš karto, kaip turi būti šona. Ai, kaip negerai. Jo, čia, nebent su viena meškerė gaudyti. Nebent su viena. Bet tikrai ne su dviem. Nu ne, Šaika, kaip ir minėjau, per didelis vėjas. Čia arba reikia sunkintis plūdės, arba nežinau. Taip, manau, kad... sliekus tai reikės nunešti šaldytuvą padėti. Šitas dar neatšalo. Neatšilo, neatšalo. Tai, o kol aš čia apsispręsiu, ant ko man čia, su kokia čia man meškerį žvejoti, tai aš pasidarysiu pašariuko, bet aš dabar galvoju, kad man turbūt mikserio gal ir nereikia, nes aš dabar nežinau, kokį man pašarą darytis, va kur problema.
Blemba. Va šito aš nežinau. Nu, čia šitą kvapas tai toks įdomus, blemba. Net nepasakyčiau. Net neįsivaizduoju, kom čia kvepia. Bet manau, kad biškį aš jo įpilsiu. Žodžiu, daug neužsimakaluoju. Po biskutį visko. Nes tas anas su tuo gali būti nelabai gerai. Tai manau, kad šitas su tuo gal kažkaip ir susiderins. Nu, pažiūrim. Kas čia per kokteiliukas gausis. Kas su tuo. Ne, čia mikserio net nereikia. Čia su tokiais kiekiais tai. Nu, kvapas tai nežinau. Neįsivaizduoju, kas šito kvapas. Nu, biškelį dar įbersiu džiūvėsėlių žalių. O vat prieskonio tai įtariu, kad jokio turbūt nedėsiu. Nes nelabai kažką panašaus turiu ir dėti čia nais aš. Dar pagalvojau, kad vis dėlto įbersiu dar vieno čia skonio biškelį taip kukliai. Gerai, tegul po truputėlį brinksta jisai čia mum yra. Ir žiūrėsim, kas čia mums iš to išeis. Jeigu ką tai, jeigu nebus kliovo, apkaltinsim orą. Nu, pagaliau išbrinko mano pašariukas. Tai dabar pabandysiu čia kokias, nežinau kiek čia tų, tokių nedickų mandarino dydžio bambioškių numesti. Blemba pas titaną dėlė buvo įsisiurbus. Gerai, kad užmačiau. Aš dabar galvoju, čia tik man tik tai, kad neįsisiurbtų blemba. Nogom kojom. Piški kas negerai, kad toli mest reikia. Aha, va to ir bijojau. O, vieną pataikiau. Nu, maždaug. Nieks niekur nebėgat. Arunčikas pašariukus mėto. Įsisklaidė. Gerai, nesvarbu. Pradžia padaryta. Vis tiek toj dar atitirs man tie. Anie pašarai. Virti. Tai dar tų įmesiu. Nu ir ką, ir bandysim, dėsim kukurūziukus. Kas belieka. Reik bandyti. Manau, kad 2 kukurūzus uždėsim. Su ta mintim, kad tipo didesnis lynas paims. Bet kaip ir minėjau, dabar kadangi diena, tai čia nežinau, kaip čia bus. Nežinau. Bandom užmest, kas čia gausis. Bliam tas vėjas, tai sakau, labai negerai. Galėtų būti silpnesnis. Arba į nugarą. Šiuo atveju stiprus ir į veidą. Nors jisai čia blemba keitaliojasi biškį. Nėra taip, kad visai jau viena kryptis būtų. Nu, jau prasideda, bairiai. Dabar iš kitos pusės neša į šoną. Jisai toksai
keitaliojasi. Iš vienos pusės, iš kitos pusės. Nežinau, kur ten guli tie kukurūzai, ant žolių, po žolėm, bet kažkur guli. Kiek čia gražių grybukų. Aišku, čia jų yra labai daug, bet man jų tiek daug nereiks. Tai aš pasimsiu keletą į savo patiekalą skanų. Jenčka, nemindžia grybų. Būtų kokie užsispyrus, bet pastumti neįda. Kaip kalkas stovi. Sėdėk tik ramiai. Jau jinai uodega ausys pakėlus. Nieko ten nėra. Tau vaidenasi. Čia cykų ramų, nieko aplinkui. Tuščia. Tik tai mes su tavim ir su titančiku bandom lyną pagauti. Ką aš galiu pasakyti, jeigu per 2 paras nepagausiu nei vieno lyno, nu ta prasme ne per 2 paras, o kaip čia per 2 vakarus ir per 2 rytus. Geriau galima sakyti, tai būtų. Tai nežinau. Tada tik sazančiukus važiuot man gaudyt. Dar vienas draugelis atėjo. Ką tu pasakysi? Grybautojas. Jeigu žuvies nebus, tai nors grybukų parsivešiu. To jau bus gerai. Nu vo. Super. Ir turėsim vakarieniai. Ai, bet man ką jaučiu reikia dar padaryti, tai man reikia iš šaldiklio mėsytę išimti. Nes mūsų patiekalas bus su mėsytė. Kaip ir. Kur ta mėsytė? Mėsytė čia. Gabaliukas mėsytės. Nu, aš manau, Šaika, kad kol dar nesutemo ir neprasidėjo vakarinis linų kibimas, reikia pasidaryti valgyti mums. Tai pradžiai, ką aš padarysiu, svoguniuką nusilupsiu. Pačičkavosim. Aliejuko pabersim. Man ką reikia dar padaryti, tai įsigyti petelnę su storu dugnu, su storu aliuminiu. Nes šitą petelnę jau pas mane nieko gero. Gerai, kol čia kepas svoguniukas, aruniukas supjausis mėsytę. Jinai dar aišku biškį pašalus dabar čia dar, bet nieko. Stalas kaip visą laiką toks superinis, visas klebantis. Kas čia, nigmutė nori mėsytės? Nu, bus ir tau, nepergyvenk.
Šiaip jau tokio rimto patiekalo neatsimenu, kada gaminau iš tikrųjų gamtoj. Kad jau taip kažką tokio su daug ingredientų. Šiaip visą laiką tingisi kažką daryti. Iš tikrųjų tai jo, taip norisi ilsėtis. Va, kaip titančikas dabar guli ir ilsisi. Nu все, tėvui čia užteks. Čia enigmutį su titančiku paliksim. Dabar šaunam čia mėsytę. Tegul skrunda. O! Su svoguniukais. Aš dar sakiau, grybukų įdėsiu, a? O gal grybukus pasilik kitai dienai, aš dar turiu bulbikių, točnai. Jo, grybuko aš čia nedėsiu. Turiu bulvių šviežių. Ir jeigu ką, su bulbom pasikepsiu rytoj. Nes čia vis tiek bus mažai man. Neužteks ir šiandien, ir rydienai. Tai rytoj bus grybukai. Gerai, žodžiu. Kol mėsytę kepa, man reikia pasiruošti kitus ingredientus. Paprika, saldžioji paprika. Reikia susipjaustyti. Nors čia viskas, kai susidės, man atrodo, kad čia gausis labai nemažai. Tada čili pipiriukas. Manau, kad galim dėti visą šitą gėrį. Blogiau nebus. O! Jo, pėtelnė biškai per maža. Ne, tegul dar biškai pakepa mėsytę, nes manau, kad reikia, kad pakeptų. Aš tuo tarpu nusilupsiu kokias 3 skiltelės česnako. Česnakas toks biškai jau pagyvenęs, jau bando sudygt prie vietos. Nu все, realiai tai viskas čia susipjaustyta, išskyrus baziliką. Liks paskui tik baziliką susipjaustyti. Bet visumoj tai jau kas reikėjo, jau buvo supjaustyta. Titanai, ką darai? Ateik čia. Neik ten. Kamerą nuversi. Ateik pas mane. Kur eini? Neik ten. Česnakiuką suberiam. Ateik pas mane. Vaikas, ateik pas mane. Nuversi kamerą. Žulikas tu. Vis tik tai ramiausiai yra su Enigma. Su tais balbatūnais tai... O gal druskytės gal dabar iššausiu. Su ta mintim, kad reikia vis tiek, kad biškelį pasisūdytų. Oi, čia bus skanumynas, man atrodo. Viskas, mėsytės sultis pasirodė. Gal jau galima dėti ir kitus ingredientus. Tai gal savo tušinasi. Dabar baltos pupelės.
Nu, man tas skistimas tai nelabai patinka. Aš gal nepilsiu su viskuo. Čia jos gal ir savose sultyse, bet man kažkaip tai tos sultys nelabai patinka. Tai aš va taip, šmukšt, skarbė. Jo. Nežinau, čia vandenuko gal ir nereikės toks vaizdas. Nes čia pakankamai to skistimėlio ir taip yra, nuo mėsytės, kaip suprantu. Ir nuo tų. Nors gal reikėtų biškelį, kad pasitroškinti. Gerai, žodžiu, dabar tegul troškinasi. Ar čia viską sudėt, kažin ir čia, tegul troškinasi. Realiai tai aš taip galvočiau gal jo. Pipiriuko. Sojos padažo. Šiek tiek. Žiupsnelis cukriuko. Tomato skarbonkė mažytė. Kažkaip tomatas nelabai nori išlysti. Pamakalojam viską. Ir baziliko. Tik tai gaila, kad bazilikas ne iš mano daržo, o iš Maksimos. Bet kitais metais tai būtinai reikės pasisodinti. Nes nu kaip čia taip turėti žemės ir nepasisodinti. Tai vot, iššausim dar baziliką. Ale kaip jis kvepia skaniai. Kaip mėta kažkokia. Nu, ne mėta bendrai kaip tas. Net nežinau. Blemba, kaip tas. Kur tarybiniais laikais buvo nuo kosulio toksai. Žinot, toksai gėrimas, toksai vaikiškas, labai skanus. O aš jį gerdavau, buteliukais gerdavau. Kažkaip va tą labai primena. Nu jo. Kiek aš dar visko nežinau. Kulinarijai. O, pasaka, hebra. Čia maistelis bus mano. Tai tiesiog pasaka. Ai ne, gal biškį vandens dapilsiu, labai jau tirštas pasidarė. Jo, gerai. Užtenka. Jo, super, tegul tušinasi. O mes eisim kažką nuveikti. Naudingo. Žvejybai. Na o, vienam duosim po gabaliuką ir tėtučinkui, mažučiui mano, mėsytės skanios, jo. Aha, kaip skanu, ne? Sakyk, tėvai, baisiai skanu man. Nu jo,
Pavasarį buvo rimčiau. Manau, kad nieko nebus, dėsiu krevetę. Tai reikia eiti įsitraukti šaldiklį. Gal dar neapšilus. O dabar einu pabandysiu. Maistelis jau mano eina į pabaigą, tu eisim vakariniauti. Bet einu dar uždėsiu va tokių va, nusipirkau va tokių va krevečių. Tai pabandysiu ant kabliuko užmauti, pažiūrėsim, kas bus. Tai manau, kad pabandysiu pradžiai cielą uždėti, paskui gal tik uodegėlę, nes nežinau kaip dedasi iš tikrųjų šitas daiktas. Tai pradžiai uždedam cielą, paskui dedam tik uodegytę. Reikalų čia šiandien pas mane visokiausių. Tik žvejot nėra kada. Šakės. Tai tiktokas, tai dar kokia fignia, tai maisto gamyba, tai stogo gamyba, nu žodžiu. Visas darbuose. Alinų kaip negaudau, taip negaudau. O reikėtų. Blemba, aš nežinau, čia gal reiktų man. Aš nežinau, kaip aš naktį užmėsiu. Aš labai blogai padariau, kad mažai prasivaliau. Reikėjo plačiau biškelį. Donytės. Šitas čia. Šitas čia. Pagaliau varončikas pavalgys. Lemba. Eik tik tai į vietą. Jenčka, nenervuok tėvo. Tėvas alkanas. Nereikia čia lakstyti. Nieko neveikia, tik šunys ganau. Žodžiu, paskui apsivalysim. Nebegaliu aš jau kentėti daugiau. Всё, šaika. Visiems skanaus. Arončikas valgo. Nes jau nebegaliu. Žarna, ryja. Nu, žinokit, draugai, labai skanu. Verta pabandyti. Він кинув. Він любить кльово. Було кльово, смотри. Шайка и летать дадут туда по пещере.
Jeigu laivas įsijungs, tai vadinasi įsijungs. Žemė, nukyba, tikrai kyba. Karoči sakė, jeigu paguldys plūdėt, nieko nelaukti, kol pradės vesti iš karto. Dar veltys ir čia. Vėl kažkas vyksta. Šaika, kažkas vyksta. Žemė galvinas, va? Ir kas gali tokia veiksmai? Raudėlė braidį gali. Žemė, net čia pasidėkime padėti. Gamba ledą, man atrodo, reikia. Короче, на ranką įsirėti, tai ranką telefonas ir dar 2 kameros. Tai kaitio, arūkštas filmuotojas. Gamba, buvo prilytas. Koks įdomus buvo. Kažkas čia vyksta. O, vėl tampas. O. Oba, nėra. Šaika turiu, man atrodo, lynas. Lynas. Jei bogų lynas, bet į žolę atsivarė. Eina sau, koks gerulis. Šaikelą. Yra. Čia visom žolėm eina. Nežinau, ištraukti. Yra. Geras. Yra. Jebra. Bet tai glemmas visom žolėm eina. Ant sliepo naktinio. Va tai va. Ar jau nebėra? Nieko nesupratau, kas čia. Žolių koksas tai konkretus. Jo, yra lynas. Yra. Fu! Va tai va, Jenčik. Pavyzdėk, kaip tatukas pagavo žuvį. Va tai va. Bats ir sėdė. Ką aš sakiau? Enigmutė, pavyzdėk, kokią tėvą žuvį įkalė. A tu matėjai? Ką? Ant naktinio. Šaika, pakentėkit. Va tai va, kai grožis. Enička. Pažiūrėk, kokią tėvą žuvį pagavo. Šaika. Va tai va. Pagaliau. Va, reikėjo į sveikatą iššaut. Ir bats tik tai ir yra. Super. Super duper. Turim Jenčik linčiką. Neaišku, nedidelis, bet... Nu, hebra, jūs dar čia? Pavyzdėkit, kokią runčiką žuvį pagavo. Va tai va. Bats tik tai. Ir yra linukas. Kenička, duok bučkį. Va tai va. Bats ir sėdė. Linčikas. Gražolis. Sakiau, kad arunčikas pagaus. Ir tik tai reikia... O, net titančikas ateina pažiūrėti, kas čia per triukšmas. Titančik, tėvas žuvį pagavo. Ta, dėl kurios mes čia atvažiavom. Pavyzdėk. Ateik čia, ateik, pavyzdėk. Šaika, va tai va. Turim žuvytę. Jenčka, nepyk. Negalima pykt. Reikia dalintis grobiu. Tai ko urzgi? Nu kasgi? Kas? Kas tau dabar? Jenička, tai ko tu pyksti? Kas tau gaila, kad titančikas pažiūrės, tokį žuvį pagavom? Taip, tavo grobis čia tavo, aišku. Niekam neduosim. Taip, Jenička, tavo čia.
Ir titančikui neduosim. O, nu viskas, šaika. Šios nakties rezultatas toks. Vienas lynas ištrauktas, vienas atsikabino ir vienas su visko pabėgo. Ta prasme su kabliuku. Nespėjau. Iki palapinės nuėjau. Pasižiūrėjau, karoč nėra to plūdės. Kol dabėgau, treščiuot, kad tik ir vsio. Taip, kad aš einu su savo šaika miegot iki vakaro, jeigu ką. Nu ką, labas rytas, draugai. 12 dienos. Ir ką aš galiu pasakyti, nė velnio aš neįsimiegojau. Vėl kaip tas kareivėlis. Vienu žodžiu, išgerkim gal už tai, draugai, kad Arūnčikui šiandien labiau pasisektų. Į sveikatą. Kad nepabėgtų nė vienas lynas. Nes vakar naktį pabėgo 2 lynai. Vienas atsikabino, kitas su kabliu. Ir kaip visada tik todėl, kad buvau užsiėmęs pašaliniais darbais. Blemba kaip ten bebūtų, bet prieš antrą naktį reikia vis tiek dar bandyti dar kartelį pamiegoti. Vakare, jeigu gausis. Ot aš negaliu dieną miegoti, visiškai. Nesimiega nors tu ką. Jau atrodo lūžinėjau viskas, jau turėčiau užmigti. Ir niekaip. Kas šitą mušę tau? Ne, gėlė tą mušę. Neduoda vaikų ramybės. Ir dar vienos klaidos, kurios negalima daryti filmuojant YouTube žvejybą. Negalima daryti laivų tik tokie. Neįmanoma žvejoti. Turi arba filmuoti žvejybą, arba laivą daryti. Viens iš dviejų. A jeigu darai ir tą ir aną, tai vsio. Užmėsiu aš vėl savo vestinuko kamerytę. Paveizėt, kas ten gero. Biškelį palaikysim. Bus ten kas, nebus, kokią valandžikę pamirkysiu. Ir bus matyti, ar ten kas nors laukia dienos metu ar ne. Nors aišku, dienos metu tikėtis ten kažką nufilmuoti gal nelabai realu, bet avdriuk. Nu, viskas padaryta. Plūdė, kamera ir švinukas. Nežinau, švinukas gal biški ir galėtų pavadėlis būti ilgesnis, nes vanduo mačiau dabar labai skaidrus. Bet pabandysiu kažkiek pafilmuoti taip. Žiūrėsim, kas iš to išeis. Einu dar kartelį, užmėsiu kamerą. Biški pailginau pavadėlį, kad iš aukščiau dugnas matytųsi, nes labai arti dugno gaunasi.
Rytoj varunčikas pietums iššaus vakarykščio maistelio skanaus. Gal ir gerai, nes šiandien aš vėl tingiu gaminti kažką. Nes kadangi visiškai nemiegojęs likau, tai nėra sveikatos, taip sakant. Tai pasišildau vakarykštį skanumyną ir gerai. Taip labai skanu. Rekomenduoju pabandyti. Gerai, Žaika. Visiems skanaus. Arunčikas eina valgyti šitą maistelį. O, koks fainas vakarėlis darosi, ha? Gražu. Bet kaip ten burbuliuoja dabar Šaika, žinokit, palei plūdę, tai ką žinau. Normaliai burbuliuoja. Yra ten linukų. Jeigu uždėčiau naktinis lieka, gal ir būtų. Bet naktinis lieka ten greitai nudaužytų man smulkmė. Čia vat ir yra problemėlė. To ištrauksiu kamerą, reikės pasižiūrėti, ką dabar gero nufilmavo, bet dabar čia pašarų įmečiau, tai gal reikia biškį palaukti. Ja, Šaika, antras vakaras, tai žiauriai gražus. Tai gaila, kad vietoj linų šušaros daug priplaukė. Kažkaip linų vienetai ten plaukėja. Nėra taip, kad ten jų visas būrys ateitų. Toks vaizdas, kad grinai po mano plūdę burbuliukai kyla. Gal sakau, paleinos lynui kokiam pataikiau. Būtų neblogai. Toks variantas. Jeigu po nosim pataikyčiau, tai tikrai gal paimtų. Nespėtų tos maliavkos. Ne, jau dabar biškį šonė pradėjo burbuliuoti. Bet labai šalia plūdės. Ne, čia kibimas tai tikrai nelyno. Čia jau vėl raudelė. Ой, дзёбина шокинея та плудя только так. Kas čia? Nori pasakyti lynas? Eik, eik. Ar gali tai būti? Kad čia labiau žolės kažkaip panašu. Nieko nesuprantu. Blemba, rimtai lynas. Eik tu savo, geras. Aš galvojau, kad ir blemba į žolės įlindo. Ai. Šaika, o buvo lynas. Ką daryti dabar? O, gal išėjo, ačiū Dievui, fu. Ha, pagaliau. Geras, nereikėjo nei sutemų. Aš sakau, kad palik pat man ten burbuliavo. Šaika, turiu lyną. Bet tai kaip, aš taip įdėčiau palainuosiu. Eik tu savo. O, šitas jau gražesnis biškių žana. Eina savo juničką. Pataikėm, bet tai, sakiau, tikrai maliavka kimba. Ding, ta plūdytė šokinėt pradėjo. Šaika, kai runtikui nuskilo. Yes. Nu geras. Jo, šitas jau kilogramas kaip drąsiai, jeigu nedaugiau. Nu, fu, pagaliau. Pasisekė pagauti ir prie šviesos. Nu, realiai jo, taip turėjo būti, nes nu vis tiek, kiek galima turėjo ateiti jie. Ai, nesau.
Bet tai kaip kabliukas įsisegė stipriai. Nieko savo. Šiaip net neina. Nu, kas čia per bairiai. Vos net šiaip netaip išlupau. Nu va. O, saulėlydis ir gražus liniukas. O šaikela. Paveizėkit. Arūnčikas antrą liniuką. Fukt. Nu, šį kartą nemazinau. Pirmas jomas lyno. Nu, bendrai praeitą dieną irgi. Pirmas jomas lyno ir nemazinau pirmą. Super, super. Bet taip ir galvojau kažkaip. Bul. Burbuliukai. Bet taip plūdė kaip šokinėjo. Aš tikrai negalvojau, kad čia lynas. Tikrai galvojau, kad plotkė bus. Geras. Super. Super. O tai va hebrytė, bats ir sėdi. Eidika. Tėvas pagavo linčiką. Ant slieko vėl. Naktinis sliekas. Super. Nu, šikela, super. Man patinka. Nesoj biškį kitaip traukia, o tamsoj. Tamsoj čia jau biškį galbūt ir batai. Tokių 2 kilogramų į viršų. Gali būti batai. Vėl suvilime kažkaip. Nėra. Eina savo. Nu, kas dabar? Raudelė, aišku. Kasgi dar? Daugiau nėra kam. Nu, tokia raudelė, tai visai nebloga. Bet tik tai manęs vis tiek nedomina. Nebent būtų kilogramą, o būtų smagu traukti. O tokia tai ką žinau. Nebent žiemą tokias, tai jo. Gal ir neblogai būtų. Iš po ledo patraukti. Jo, žodžiu, šaika. Prasti reikalai čia taip pagauti lyną su tais. Su tokia konkurencija šito žuvies. Ten tų lynų yra, bet jų yra ten labai mažai. Vienas kitas plaukioja. Jeigu ten jų plaukiotų bent 10, tada jo, tada šansų būtų daugiau. Bet kai ten vienas kitas trinasi, tai Hebra, turiu lyną.
Pagaliau, šaika. Aš sakiau, kad ateis. Štai jisai. Šaikela yra. Ant naktinio. Bac. Bet šitas gerulis, Nu, eik tu savo, šitas vaizdų duoda. Bliambački. Šitas koks gerulis. Užanos tai, man atrodo, didesnis. Ateik, 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 ateik. Štai jisai, šaika. Pakainiai. Tichu. Va tai va, bac ir sėdė. Aš sakiau, kad išlauksiu. Sakiau, blin, A jūs netikėjot. Va tai va, ant naktinuko. Fuk tik tai. Pagaliau. Atsargiai, kas čia dabar yra? Spakainiai. Nesigrečiam. Bachurs, ramiai. Va, šaika, pavyzdėkit. Bam, tadam. Arunčikas įkalė linuką. Va tai va. Koks gražuolis. Viskas, draugai, man atrodo, kad žvejyba eina link pabaigos. Tai antra naktis biškį geresnė negu pirma. Ta prasme, kibimų skaičium tai tas pats, bet realizuotų kibimų skaičium antra geresnė. Jeigu neklystu, buvo 3 kibimai ir pirmą ir antrą naktį. Tik jeigu pirmą naktį iš 3 1, o antrą iš 3 2. Tai dabar jau eina link pusės 6 ryto ir manau, kad eisiu aš miegot. Dar kažkas dziobina, bet kas ten dziobina, tai melačiovka greičiausiai. O tada pamiegosim ir greičiausiai bus taip, kad vyniosim meškeres. Vienu žodžiu, rytinukas taip ir nepapuolė. Papuolė tik vakarinis ir naktinis. Все, šaika, varau miegot. Nieko čia nebus, melačiovka duoda, karočią, ir viskas. Rytinio kliovuko nėra. Kągi, labą dieną, draugai. Tiksliau, man rytas, šiaip diena. Tai viskas jau. Pasidariau kavytės, geriu kavytę ir pagalvojau, kad aš dar, kadangi grybukų čionais nekepiau, tai manau, kad aš dar čia darinksiu į tą bliudelį šiek tiek
ir parvešiu namo. Namuose padarysim. Tai pageriu kavytės ir pakosios daiktus. Nes dieną neįmanoma žvejoti. Niekaip. Neduoda man ramybės. Tas visas ten, visą tas smulkmė suplaukus. Dėka nori ant kablio, viską jie ten sega. Tai uždėjau dar vėžio uodegėlę. Kol sakiau, kol susipakosiu daiktus, tegul pabūna biskelį. Na, paskui все. Po truputį pageriam kavytės ir po truputį pakojamės. Gerai, manau, kad užteks bet kokiu atveju. Nu, pažiūrim, kas ten per liniokai. Pasarunčiką užkybo. Nu, bet šį kartą jau neblogai. 3 ištraukiau. Keletas pabėgo. Tai jau neblogai, skaitau, jau neblogai. Jau šioks toks proveržis į priekį padarytas. Aišku, taip kaip su sazanais nepaėjo. Bet vis tiek paėjo. Bus pituką. A jeigu ten čia pažiūrėk, pitukas ką pagavo. Nu, einam pažiūrėm, ką čia tetis prigaudė. O, kokie 3 liniokai. Bet svarbiausia, visi kai vienas. Visi kai vienas. Liniokai. Panašiai. Pažiūrim. Na ja, čia visi panašiai. Apie 800 gramų. Kažkas tokia. Nu ką žinau. Pusė bėdos. Aišku, geriau būtų vienas toks kaip tie 3. Bet yra kaip yra. Vis tiek pagaliau runčikas bent jau 3 pagavo. Va toks va runčiko laimikis. 3 liniokai ir voveruškų bliudelis. Bet kodėl pas juos toks pilas įsitraukęs, toks, ką žinau, toks tarytum badavė būtų kokią savaitę mažiausiai. Kaip tau tančiak šitą žvejybą? Patenkintas tu? Na, baig. Na viskas, draugai. Baigėsi mano dar viena žvejyba. Na, aišku, šita nebe tokia kaip su sazančikais. Tokių jau kažkai ar kada bus. Bet, nu vis tiek, kažką pagavau. Nėra jau tai blogai. Tik tai labai jau reti kibimai iš tikrųjų. Po 3 kibimus per naktį tai mažai. Galėtų biški daugiau būti. Bent jau iki 10 kliovukų, kad būtų. Tai va, tai nežinau, kažką reikėtų kitko galvoti, arba vietą keisti. Manau, kad ir vietą reikia keisti, ir masalus, pašarus galbūt irgi reiktų keisti. Bandyti stambiai šertis, nes tie smulkus tai labai privilioja daug smulkmės. Ten kamerą, kai leidau, tai ten belenkiek. Nu, pamatysit patys, aišku. Tai va, gerai, draugai, ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, kam negaila paremti kanalą. Prenumeruokit kanalą, kam įdomu. Dėkit laikus, kam įdomu. Ir iki kitų susitikimų. Iki.